Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsime specifinę temą apie mobiliuosius telefonus arba smartfonus, išmaniuosius telefonus. Tai labai tokia yra įdomi situacija, kad yra Huawei kompanija, Google appsų kaip ir neleidžia turėti parduotuvės Play, bet yra viena labai gera dilema, nes Kinijos kompanija Huawei'us yra labai gudri kompanija, nes jie turi dar kelias dukterinės įmonės. Viena iš dukterinių įmonių yra Honor kompanija telefonų. Tai dabar su to telefonu filmuojam. Kamera yra idealiai tobula, palyginus pagal kainos ir kokybės santykį telefono. Tai reiškia, kad Huawei'us vis tiek yra potencialus žaidėjas ES valstybėse, tiek Amerikoje, nes tos kompanijos niekas nedusina, niekas juos neužviliuos taip greitai. Jie per daug nekreipia dėmesio, nes galvoja, kad šita kompanija dukterinė neišaus taip stipriai kaip Huawei'us. Aišku, Huawei'us yra labai stipri kompanija, bet dukterinė Honor kompanija ne ką mažiau nusileidžia. Specifikacija labai panaši į Huawei'us telefonų realiai iš esmės, nes ir detalės ir panašiai viskas yra identiška, netgi kameros. Tai aš ilgalaikėj perspektyvoje kaip marketingo specialistas, tinklapių kūrėjas ir visos kitos informacijos apie technologijų dalykų specifikaciją besidomintis pilietis, žvelgiu tai, kad per ateinančius nežinau kokius 2, 3 arba 5 metus Honor telefonų pardavimai labai stipriai išaugs ir tada kitos ES valstybės ir Amerika turės rimtų problemų ir jie turės daryti kažkokias specialias sankcijas Honor telefonams. Bet aišku, tai faktas taip, kad jie mato tą statistiką Huawei'us ir Honoras. Tai bus taip dažniausiai, kad jie įsteigs dar vieną dukterinę kompaniją, dar vieną ir tų pardavimų nesustabdys, nes jie identiškos detalės ir specifikacija. Tai kaip toli nubėgo Amerika ir kitos ES valstybėse, tiesiog savo pasidarė blogiau, šovė tiesiai į koją. Ir aš labai esu dabar prijaučiantis Honor telefonams. Šitas telefonas yra iš tikrųjų biudžetinės klasės Honor. Jisai, žemiau negu biudžetinės, klasės, tai jisai yra, jo kaina gaunasi apie 120 €. Specifikacija pagal toje komplektaciją jinai yra labai aukšta. Gaunasi tai, kad yra brangesnių Honor telefonų, jų kvalifikacija kyla vis aukščiau pagal kainą. Ir aš pasinaudojęs būtent tuo pigiu variantu, supratau, kad mano žmonai reikia nupirkti būtent Honor 200 Lite telefoną, kuris yra labai aukštos komplektacijos palyginus su kainos ir kokybės santykiu. Mes dabar su juo filmuojam. Jis turi savų pliusų, savų minusų, bet kaip kompanija pati Honor turi labai aukštą pliusą ir potencialą augti. Ir aš ateityje manau, kad tai bus labai stipri dukterinė kompanija Huawei'ui. Ir gali susilyginti su Huawei'um, nes tai jūs yra dukterinės įmonės. Ir aš siūlyčiau jums pasidomėti šitais telefonais ir pačią kompaniją. Ką jie kalba, ką jie sako. Ir iš tikrųjų suprasit, jeigu jums reikia alternatyvos, turėti Google Play programėlę, turėti visus appsus, programėlę savo telefone, siūlau jį įsigyti. Aš čia nieko nereklamuoju, tiesiog sakau savo nuomonę, kad per artimiausius, nežinau, porą trejetų metelių ta kompanija dukterinė, jinai labai stipriai šaus į viršų ir dės vėl kokius Samsungus arba Apple telefonus į vietą, nes kiniečiai, pripažinkim, ką sugeba, jie sugeba kurti labai gerus daiktus. Jūs negalvokite, kad Kinija yra tik
pigių daiktų šalis. Ten galima rasti tokių firminių batų, tokių elektromobilių, ta prasme, kur, nežinau, dėtų į vietą labai stambių prekių ženklų korporacijas ir jūs suprastumėt, kad tie kiniški daiktai yra ženkliai, ta prasme, geresni, negu kad mes galime įsivaizduoti, ta prasme, Xiaomi visi, ta prasme, daiktai ar batinukai, telefonai, robotai siurbliai, ta prasme, jie ženkliai auga į viršų. Ir kai kažkokie Tesla robotai, ta prasme, arba dar kas nors, kiti robotai, Medėja arba dar kiti ženkliai atsilieka nuo tų visų dalykų, nes Kinija yra, pripažinkime, labai didelė valstybė, jie su mažais kaštais ir pigia darbo jėga gali labai daug investuoti į savo produkciją. Tai reiškia, kad tas žmogus, kuris dirba Kinijoje, jis dirba 5 arba 10 kartų pigiau negu europietis. Tai suprasit, kokiais greičiais gali judėti tos įmonės, ta prasme, nes jie dirba pusvelčiai, ta prasme, tie žmonės. Bet technologiškai jie yra labai pažangus, jie labai gudrus, jie važiuoja į ES šalis, jie kopijuoja produktus, jie žiūri specifikacijas, nuperka tą produktą, ištyrinėja, ta prasme, ir padaro geresnį produktą. Ir jūs tą geresnį produktą nuperkat. Tai jūs negalvokit, kad ES šalis yra labai tokios gudrios, arba Amerika, ta prasme. Jeigu kiniečiai sugebėjo Huawei paversti, ta prasme, prieš 5-7 metus labai didelę kompaniją, ta prasme, kuri iššovė į viršų, tai dabar bus lygiai tas pats su Honor, bus su visais. Tai saugokitės Kinijos, gerbkite, žiūrėkime jų technologinę specifikaciją, labai turi platų spektrą, kurie gali, ta prasme, pozicionuoti savim visuose srityse ir jie gaudo visus talentus, ta prasme. Jie netgi samdo vadybininkus, kad pas jų atvažiuotų į Kiniją ir jiem, ta prasme, dirbtų. Aišku, jie už tą vadybą susimoka tos pinigus, bet tuo tą pigioji darbo liaudis tuos dalykus įgyvendina. Tai stipri vadyba, stipri komunikacija ir gaunasi geras produktas. Tai aš siūlom išbandyti tos kinietiškas prekes, bet tas kokybiškas, ta prasme. Ir jūs suprasit, kiek yra labai galinga valstybė Kinija su savo prekėmis. Aš nieko blogo neturiu, kad tai yra sveika konkurencija. Aš labai sveikinu, ta prasme, kad tai yra sveika konkurencija, kad žmonės gali gauti geresnius daiktus ir aš garantuoju, kad po kokių, nežinau, 7-5 metų kiniečiai paleis elektromobilius, kurie kainuoja, nežinau, 5,000, 7,000 arba 10,000 naujus, visiškai naujus, jums nereikės kaip Tesla mokėti po 200,000, jie atliks tokią pačią funkciją ir gali netgi bus geresnė, ta prasme, kai kuriais aspektais. Tai aš siūlau, ta prasme, paimti tą dalyką, kad mes gyvensim vis geriau ir geriau, nes mes vairuosime elektromobilius, turėsim pigius ir labai kokybiškus telefonus ir mūsų gyvenimas tik tais gerės. Ir aš tai jums galiu garantuoti. Ačiū, su jumis buvo Verslo kalvis Mindaugas, sekite mano kanalą, žiūrėkite, domėkitės manimi, aš jums padėsiu ne tik su verslu, bet ir su informacinėmis technologijomis. Ačiū už dėmesį, viso gero.